Sveiki! Aš vesiu Jūs per šią prezentaciją apie tarptautinės prekybos skaitmeninimą. Jūs jau galite būti susidūrę su skaitmeninimu naudodamiesi elektroniniais parašais ir elektroninėmis sąskaitomis faktūromis. Jei dirbate transporto srityje, galbūt taip pat esate susidūrę su elektroniniais CMR dokumentais. Tai nėra vieninteliai skaitmenizuotų dokumentų pavyzdžiai. Yra ir kitų, o dar daugiau jų kuriama. Šioje prezentacijoje skaitmeninimo tema bus nagrinėjama iš aukštesnio lygio perspektyvos, todėl aš nesigilinsiu į konkrečius pavyzdžius. Tačiau mes paminėsime puikų CC Jungtinės karalystės paskelbtą dokumentą Seizing the Moment, Unleashing the Potential of International Trade, kuriame galėsite perskaityti 16 atvejų analizių. Apie tai bus plačiau paaiškinta vėliau prezentacijoje. Jungtinė karalystė atlieka ypač svarbų vaidmenį tarptautinės prekybos skaitmeninimo plėtroje, paprasčiausiai dėl to, kad apie 75% pasaulio prekybos apima dokumentai, kuriems taikoma Anglijos teisė. Dėl šios priežasties ECC Jungtinė karalystė taip aktyviai dalyvauja standartų susijusių su tarptautinės prekybos skaitmeninimu kūrime. Šios prezentacijos darbotvarkė yra tokia. Pirmiausia, pažvelkime į naudą, kurią suteikia skaitmeninimas, kad suprastume, kodėl kyla tiek daug diskusijų ir kodėl verta įdėti pastangų keičiant esamas sistemas ir procedūras. Skaitmeninimas ir skaitmenizacija, ar yra skirtumas ir ar tai svarbu? Teisiniai klausimai ir jų poveikis dokumentų skaitmeninimui. Ką mes siekiame pasiekti? MLETR svarba, MLETR atitinkančios schemos, kurios šalys yra priekyje. Galiausiai pabandysime padaryti keletą išvadų apie tarptautinės prekybos skaitmeninimo ateitį. Gerai, pradėkime. Taigi, kodėl tiek daug triukšmo? Kokią naudą galima gauti skaitmeninant tarptautinę prekybą? Žvelgiant į šią naudą galima įvertinti teigiamą ekonominį poveikį tarptautiniai prekybai. 15% didesnis pelningumas, 8% trumpesnis laukimo laikas pasienyje, sandoriai įvykdomi per 1 valandą. 30% mažesnės veiklos sąnaudos, duomenų perdavimas per kelias sekundės, 15–20% mažesnės švartavimosi išlaidos, 15% didesnis pristatymo laikų rodiklis, 15% didesnis pristatymo laikų rodiklis, 300–400 $400 sutaupoma kiekvienam sandoriui, 100% logistikos popieriaus panaikinimas, 18% mažesnės. Siuntimo išlaidos, likvidumas gaunamas 7 dienomis greičiau. Jei abejojate šiais skaičiais, tuomet norėčiau jūs nukreipti į anksčiau minėtą ECC dokumentą. Jie taip pat paaiškina, kodėl šie pokyčiai yra visiškai nepolitiniai, todėl nėra jokio ekonominio bloko ar politinio subjekto, kuris būtų prieš šios pokyčius. Tai yra viena iš labai nedaugelio sričių, kur iš tikrųjų egzistuoja pasaulinis bendradarbiavimas. Be to, net jei ir būtų, ne viena šalis negalėtų sustabdyti likusio pasaulio nuo šios naudos gavimo. Tačiau, be abejonės, diegiant naujas skaitmeninės sistemas kyla iššūkių ir sunkumų, ir tam reikia investicijų. Taigi dabar greitai pažiūrėkime, koks skirtumas tarp skaitmeninimo ir skaitmenizacijos. Ar yra skirtumas tarp skaitmeninimo ir skaitmenizacijos ir ar tai svarbu? Abu terminai dažnai vartojami tarsi turėtų tą pačią reikšmę, tačiau skirtumas visgi yra. Skaitmeninimas – tai procesas, kai popierinis dokumentas paverčiamas skaitmeniniu failu. Tuo tarpu skaitmenizacija – tai procesas, kai naudojami skaitmeninti duomenys rankiniams verslo procesams paversti skaitmeniniais, pasitelkiant skaitmenines technologijas. Tai apima ir skaitmeninių parašų priėmimą. Įsivaizduokite, kad važtaraštis buvo paverstas elektroniniu formatu, sukuriant skaitmeninį šabloną. Tai yra skaitmeninimas.
Šis skaitmenintas važtaraštis tuomet užpildomas internetu ir elektroniniu būdu persiunčiamas bankui, kad būtų palaikomas prekybos finansavimo prašymas. Tai daroma vietoj to, kad dokumentas būtų pildomas popieriuje ir siunčiamas paštu į banką. Tai yra to proceso skaitmenizacija. Mes teigiame, kad skaitmenizacija tarptautinėje prekyboje apima kur kas daugiau nei vien tik dokumentų skaitmeninimą. Be skaitmeninių įrankių ir paslaugų, dirbtinis intelektas ir blokų grandinė mažina veiklos, administracinės, komunikacijos ir rinkodaros sąnaudas bei rizikas. Veiklos, kurios anksčiau buvo prieinamos tik didelėms įmonėms, dabar atviros ir daug mažesnėms įmonėms. Šios prezentacijos apimtis neleidžia detaliai apie tai pasakoti. Tačiau visi šio grojaraščio pristatymai daugiau ar mažiau paaiškina, kaip galite naudoti internetinius įrankius ir paslaugas, kad padidintumėte savo tarptautinės prekybos potencialą. Tiesiog peržiūrėkite eksportuotojų almanachą, kad pamatytumėte, kas yra prieinama. Nuoroda yra aprašyme apačioje. Teisingai. Grįžtant prie teisinių aspektų susijusių su prekybos dokumentų skaitmeninimu ir skaitmeninimu. Pamatysite, kad ši diferenciacija yra svarbi, ypač svarstant skaitmeninto dokumento teisinį statusą ir operacinį galimumą įtraukti skirtingas šalis esančias skirtingose teisinėse jurisdikcijose į skaitmenizuotą procesą. Palietę teisinį aspektą, dabar pažvelkime į pagrindinį teisinį klausimą, kurį reikia spręsti daugybę kartų. Kaip minėjau ankstesnėme skaidrėje, tiesa, kad skaitmeninimas ir skaitmenizacija gali būti laikomi tik technologiniais klausimais. Tačiau skaitmenintų prekybos dokumentų teisinis statusas yra esminis. Mažai prasmės skaitmeninti dokumentus, jei jie neturi tokio paties teisinio statuso kaip popieriniai dokumentai. Kadangi įstatymai susiję su prekybos dokumentais, konosamentais, vekseliais, paprastaisiais vekseliais ir panašiai, daugiausia buvo parašyti XX amžiuje, jie dažnai nurodo nuosavybę popieriuje ir fizinius parašus. Todėl, norint suteikti jų skaitmeniniams atitikmenims tą pačią galią, būtina keisti daugybę įstatymų įvairiose jurisdikcijose. Tai užima laiko ir reikalauja kruopštaus apmąstymo, kaip užtikrinti, kad skaitmeninti dokumentai turėtų tokias pačias savybes kaip ir jų popieriniai atitikmenys, ypač kalbant apie dokumento nuosavybės sąvoką. Jei to nepavyks pasiekti, naudos nebus. Iš tiesų gali atsirasti papildomų išlaidų susijusių su šių dokumentų skaitmeninimu. Taigi, ką reikia padaryti, kad būtų galima skaitmeninti prekybos dokumentus? Kitame skaidrėje apžvelgsime, ko siekiame. Kad skaitmeninti dokumentai turėtų tokią pačią galią, kaip ir jų popieriniai atitikmenys, prekybos teisė turėtų apimti visus svarbius elektroninės prekybos aspektus. Tai reiškia, kad tiek popieriniai, tiek skaitmeninti dokumentai turi būti pripažįstami lygiaverčiais teisiniais instrumentais. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju turi būti pasirinktas vienas arba kitas variantas. Negalite turėti ir popierinio, ir skaitmeninio konosamento. Skaitmeninti dokumentai taip pat turi būti pripažįstami visose jurisdikcijose, kuriuose vyksta prekyba. Tai milžiniška užduotis, tačiau gera žinia ta, kad Jungtinių tautų tarptautinės prekybos teisės komisijoje šis darbas vyksta jau daugiau nei 30 metų. Ypač svarbus yra 2017 metų elektroninių perleidžiamų dokumentų modelinis įstatymas. Nuorodą į šią instituciją rasite žemiau aprašyme. Taigi, kas yra MLETR ir kuo jis naudingas? Į tai pažvelgsime kitame skaidrėje. Pagrindiniai MLETR principai. Pagal šį modelinį įstatymą, popierinių perleidžiamų dokumentų elektroninis atitikmuo apibrėžiamas kaip elektroninis perleidžiamas dokumentas, kuriam taikomos šiame skaidrėje nurodytos sąlygos. Tai yra, dokumente turi būti visa popierinio dokumento informacija, jis turi būti identifikuojamas kaip elektroninis perleidžiamas dokumentas, turi būti galimybė jį valdyti ir išlaikyti jo vientisumą.
Tai reiškia, kad jis turi būti pilnas ir nepakeistas. Ir galiausiai jis turi būti išimtinėje identifikuoto asmens kontrolėje. Įstatyme taip pat nurodoma, kad užsienyje išduotas ar naudojamas elektroninis perleidžiamas dokumentas neturi būti laikomas neturinčiu teisinės galios ar neįgyvendinamu. Įstatymas taip pat reikalauja, kad būtų naudojamas patikimas metodas, vertinamas pagal tam tikrus standartus, siekiant nustatyti, ar šios sąlygos yra įvykdytos. Įstatymas taip pat siekia spręsti tarpvalstybinio galiojimo klausimą. Kaip matysime kitame skaidrėje, gera žinia yra ta, kad daugelio šalių įstatymai dabar yra derinami su Mletter principais. Anglijos teisė taip pat naudojama kaip gairės, kaip praktiškai įgyvendinti Mletter nacionaliniu lygmeniu. Visą šalių, kurios priėmė Mletter, sąrašą galite rasti Gaučiai svetainėje, nurodytoje šiame skaidrėje ir aprašyme žemiau. Kaip jau minėjau anksčiau, Jungtinės karalystės MLTR priėmimas buvo itin svarbus žingsnis siekiant Mletter pripažinimo ir vadinasi tarptautinės prekybos skaitmeninimo. Šio pokyčio svarba slypi tame, kad Anglijos teisė tarptautiniu mastu dominuoja sudarant tarptautinės komercinės sutartis, bankininkystės ir finansų, jūrų ir laivybos, susijungimų ir įsigijimų, ginčų sprendimo bei tarptautinės arbitražo srityse. Prognozuojama, kad iki 2026 ar 2027 metų dauguma prekybos valstybių bus suderinusios savo teisinę bazę su Mletter. Taigi, pateikiu savo išvadas. Tarptautinės prekybos skaitmeninimas per artimiausius 4 metus sparčiai plėsis. Tai atvers naujas didelės prekybos galimybės, nes tarptautinė prekyba taps lengvesnė, o kaštai žymiai sumažės. Mletter suteikia būtiną teisinį pagrindą, leidžiantį pereiti nuo popierinių sistemų ir procesų prie elektroninių. Kuo daugiau šalių prisijungs prie Mletter, tuo stipresnis bus tinklo efektas. Ačiū, kad išklausėte šią prezentaciją. Tikiuosi, kad pavyko jūs įtikinti skaitmenizuotos tarptautinės prekybos privalumais ir praktiškumu ir nuoširdžiai tikiuosi, kad artimiausiu metu galėsite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Jei bet kada turėsite klausimų apie tarptautinės prekybos skaitmeninimą, žinote, kur mane rasti. Šiame vaizdo įraše minėtos svetainės ir dokumentai yra išvardyti žemiau. Tikiuosi, kad jie jums bus naudingi ir padės atskleisti bei plėsti jūsų tarptautinį potencialą. Jei norėtumėte su manimi susisiekti tiesiogiai, drąsiai tai darykite. Mūsų svetainė ir mano pašto adresas yra šiame skaidrėje ir aprašyme žemiau. Jei šis vaizdo įrašas jums buvo naudingas, paspauskite patinka ir užsiprenumeruokite mūsų kanalą. Norėdami sužinoti daugiau apie tarptautinės prekybos potencialo augimą, tiesiog spustelėkite prenumeratos nuorodą ekrane. Tai jums nieko nekainuos. Jei manote, kad kam nors iš jūsų pažįstamų tai būtų įdomu, pasidalykite šią nuorodą su jais. O jei esate pasiruošę žengti kitą žingsnį, peržiūrėkite kitą vaizdo įrašą grojaraštyje. Jis pateiktas čia pat.